Tai šiandien kalbamės su Valentinu Vaškevičium ir pirmiausia galbūt noriu paklausti tokio dalyko, kad jūs galbūt buvot vienas iš pirmųjų mieste, jei ne pirmasis, kuris savo sklype ant stiebo pradėjote kelti lietuvišką trispalvę. Ir žinau, kad tą faktą daug kas atsimena, tai gal ir jūs prisiminsit, kodėl ta kilo idėja, nuo kada ji buvo ir šiandien jau kita ten vėliava, matau, yra, tai apie tai truputį pradėkime. Kaip pradėjom statyti namą, man teko pabuvoti Kokolos mieste Suomijoje ir ten ir pas vieną, ir pas kitą draugą pamačiau vėliavos stiebą ir iškeltą Suomijos vėliavą. Daugiau buvo jinai Suomijos vėliavos spalvų, bet tokia vimpelas, ilgas vimpelas. Ir tada jau mano pasidarė didžiausia svajonė, kad turi būti ir pas mus sklype turi būti stiebas ir turi būti iškelta vėliava. Tai jau manau, kad prieš kokius 25, gal 27 metus pavyko man tą stiebą gauti. Dar tais laikais tai buvo didžiulis deficitas. Aš jį pirkau Šiauliuose. Tada pargabenimas, reiškia, buvo pakankamai sudėtingas. Radau transporto įmonę Marijampolėje, kuri važiavo į Šiaulius su kroviniu, atgal važiavo tuščias, parvežė, sustojo Tarpučių gatvėje ir čia ant pečių užsidėję mes su sūnum parsinešėm, reiškia, į namus. Ir nuo to laiko pas mane praktiškai visą laiką plevisuoja trispalvė vėliava arba trispalvės vimpelas. Tada po kokių gal 10 metų, kai pradėjom čia gyventi, vis dėlto norėjusi turėti kažką tai savo ir sugalvojom, kad reikia turėti šeimos vėliavą. Tada buvo klausimas, kas galėtų suprojektuoti. Kreipiausi aš į Vacių Vekeriotą, jisai čia dailininką Marijampolės. Jisai iš karto atsisakė, bet parekomendavo savo sūnų. Ir buvom su to sūnu susitikę, jisai pateikė keletą tokių variantų, bet taip jie man nelipo, taip netiko. Ir jis sako, važiuodamas troleibusu man kilo tokia mintis ir aš biskį primečiau. Ir jis man parodė tą savo primestą projektėlį ir atrodo, kad viskas. Tai sakau, ko tu šito nerodai? Tai yra tas, kas mums tinka, ir tada jis padarė vėliavos projektėlį. Tada ieškojau, kur galėtų vėliavą pagaminti. Dar tuo metu ten populiariausia ar aukščiausias lygis tai buvo šilkografija. Ir Vilniui pagamino tą vėliavą, nuo to laiko ir turim. Ir dar jūsų norėčiau paklausti apie gatvę. Jūs tikrai gyvenat gražaus pavadinimu Mažąją Lietuvą primenančią Tolminkiemio gatvę. Jinai gana neilga yra ir žinau, kad yra buvę ir nežinau, gal tebesitęsia įvairių tradicijų ir labai bendruomeniški gyventojai yra. Tai kaip čia, ką čia galėtumėt papasakoti? Jo gatvė, kaip mes pradėjom statybas, tai čia tik buvo gatvės užuomazga. Jeigu norėjai įsivežti statybinių medžiagų, tai dar reikėjo ir traktorių turėti, kad įtrauktų. Po to jau kaip įsikūrėm, mes šitoj gatvėje pradėjom gyventi treti. Įsikūrėm. Gatvė buvo akligatvis. Viso 20 namų, 10 vienoj pusėje, 10 kitoj pusėje. Savo jėgom vedėmės, samdėm ir vedėm laidinį telefono ryšį. Tada buvom įkūrę bendriją ir vykdėm gamtinių dujų dujotiekio užsakovo funkcijas, įsirengėm dujas. O iš tokių gal maloniausių, tai kada buvo gatvės 10-metis, 2005 metais, dar buvom 20 metų jaunesni, vaikai buvo mažesni, tai čia man kilo tokia idėja, kad galbūt reikia tą datą atžymėti. Ir tada pasitarę su kaimynais visi pritarė tą idėją ir mes, kadangi buvo akligatvis, mes važiavom čia tik tai vieni, kurie gyvenam, tai mes išsinešėm vieną vakarą stalus į gatvę,
pasiruošėm vaišes, sugalvojom vaikam atrakcijų, sugalvojom kaimynam nominacijų ir labai iki vidurnakčio pažymėjom šitą datą. Tai šiemet, kiek žinau, 30 jau metų, Jo, gana šiemet- greitai rugpjūtį, ar nekyla minčių kažkaip irgi paminėti? Šiemet rugpjūčio 5 konkrečiai mums bus 30 metų, kaip čia įsikūrė. Tai per tą laiką daug susenom. Yra nemaža dalis išėjusių anapilin, yra pasikeitusių savininkų, yra namų parduotų iš Varžytinio. Nu, tai iš tų jau pirmųjų dabar gal būtų sunku suskaičiuoti, bet jau gal kokią pusę tik tai yra. Tai matysim, kaip čia gausis.